Nuo pat karo pradžios Kremliaus propagandistai tvirtina, kad Ukraina trukdo taikos dėryboms. Šis dezinformacinis naratyvas vaizduoja Ukrainą kaip nenorinčią diplomatiniu būdu užbaigti konfliktą. Tokia retorika ypač paplito po to, kai pasirodžius informacija apie žudynės Bučioje buvo atšauktas dėrybų raundas. Rusija ir toliau neigia žiaurumus ir apkaltino Украину, kad jis suklastojo įvykius Бучоje, kad nutrauktų дерибас. На Западе заявляют о необходимости нанести России стратегическое поражение на поле боя. Про переговоры речи не идет. Но Россия готова продолжать борьбу, чтобы устранить прямые угрозы безопасности и защитить людей в Донбассе и на юго-востоке Украины. Мы же не за территорию воюем, мы же воюем за людей, за нашу историю, за нашу религию, за русский язык, который сейчас просто сокрушают, в том числе и не только на Украине, но и в других странах Европы. Atidžiau pažvelkime į tai, ką sako faktai. Po Rusijos taikos sąvoka pakišta nemažai sąlygų. Tarp jų, kad Ukraina pripažintų naują teritorinę realybę Rusijos suverenitetą aneksuotose ir iš dalies okupuotose rytų Ukrainos regionuose. Ukraina turi teisę ginti savo teritoriją. Jos teisė į savigyną buvo pripažinta tarptautiniu mastu ir remiama teikiant vakarų sąjungininkų karinę pagalbą. Be to, Ukraina jau bandė užsitikrinti taikos susitarimą, net pasiūlė Rusijai neutralumą, kurio ji teigia norinti. Ukraina anksčiau siekė susitarti dėl visiško ugnies nutraukimo, kad užbaigtų karą Donbase, sudarydama Minsko ir Normandijos susitarimus. Būtent Rusijos veiksmai sugriovė Minsko susitarimą, kai Putinas pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Galiausiai Rusija bando vaizduoti Ukrainą kaip nenorinčią dalyvauti diplomatinėse dėrybose, nepaisant to, kad iki 2022 metų kovo pabaigos tarp Ukrainos ir Rusijos jau įvyko 5 dėrybų raundai. Prokremliški propagandistai remiasi šiuo naratyvu, kad atsakomybę už konfliktą perkeltų Ukrainai. Teigdama, kad Ukraina trukdo taikos dėryboms, Rusija siekia parodyti save kaip racionaliai ir oriai besielgiančią dėrybų dalyvę, nuoširdžiai siekiančią tarpininkauti siekiant taikos. Iš tikrųjų, Ukraina tebėra atvira dėryboms. Ačiū, kad žiūrėjote ir nepamirškite paspausti patiktuko bei prenumeruokite šį kanalą, kad prisidėtumėte prie informacinio raštingumo tobulinimo.